Labas rytas visiems. Šiandien vėl sveikinuosi iš savo namų ir prie espreso puodelio pašnekėsiu apie tam tikrus įdomesnius įvykius, kurie vyko per paskutinės 2 savaitės, nes vieną laidą praleidau ir dėl pakankamai rimtos priežasties. Ir kadangi rubrika yra mano asmeninė, tai galiu ir pasakyti, kad švenčiau 50 metų jubiliejų. Jis pakankamai buvo irgi įdomus, gavau ir įdomesnių tokių dovanų, ko gyvenime galbūt nebūčiau tikėjęsis, kad gausiu. Turiu galvoje Saulių Skvernelį. Kokias tas dovanas gavau, kaip tas Skvernelis man jas įteikė, galėsiu trumpai pasidalinti šioje rubrikoje. Gal keliais sakiniais ir papasakosiu, kaip švenčia Seimo nariai savo gimtadienius, manau, galbūt irgi kai kam bus įdomu. Ir paliesime kelias galbūt rimtesnius įvykius. Per tas 30 minučių pakalbėsim apie tragediją, kuri vyko su Jungtinių Amerikos valstijų kareiviais. Kodėl jie ten atsidūrė, kaip tas galėjo atsitikti ir kaip aš matau šią situaciją ir kur labiau akcentavausi. Tuo pačiu galbūt keliais sakiniais pasidalinsiu savo nuomonę apie nekilnojamų turtų mokestį, kurį planuoja įvesti Seimas, ar tikrai įves, o gal kažkas tai keičiasi. Paliesiu ir temą su kasos aparatais, nes manau, kad verslininkams tai irgi labai aktuali tema ir pati galbūt aktualiausia šiuo metu, nes jau nuo gegužės 1 juos reikės turėti pagal dabartinę įstatymų raidę. Ir gal dar vienas kitas eigoje klausimas, kurį matysiu, kad spėsiu panagrinėti, galbūt apie KGB archyvus, kodėl jų vis neįslaptina. Ir jokios abejonės, kadangi esu Nacionalinio saugumo gynybos komitete, apie naujus iššūkius ir grėsmės, ar jų yra, o gal jau jos ir pasibaigė. Taip kad šioje laidoje prie espreso puodelio su Dainiumi Gaižausku ir pasikalbėsiu. O tiems, kams įdomu, prenumeruokit mano naują laidą, spauskite tenais, kad prenumeruoti, tada jūs informuos apie bet kuriuo metu naują pasirodusį variantą arba seriją. Taip kad kviečiu žiūrėti ir einam pasidaryti kavos.